Tam, kad įvyktų pokytis, mūsų norimas pokytis, mes iš pradžių turime būtinai kažką paleisti. Taigi, tam, kad būtumėm labiau laimingi, patirtumėm daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo, iš pradžių, ar ne, mes turime paleisti, išleisti savo pyktį, pasipriešinimą, savo liūdesį, savo nepasitenkinimą, savo nerimą ir kitus negatyvius jausmus. Ir yra tikrai paprasta 5 žingsnių sistema, kuri padės transformuoti jūsų esamą situaciją ar jūsų esamą jausmą į tą, kurį norite, į labiau pozityvų jausmą. Taigi, nuo ko viskas prasideda? Iš tikrųjų, viskas prasideda nuo sutikimo. Paprastas pirmas žingsnis, kuris gali būti labai labai sudėtingas ir sunkus, tai yra sutikti su realybė. Sutikti su tą situacija, kurioje jūs atsidūrėte. Sutikti su savo tėvais, sutikti su savimi. Taip, ir apie ką mes čia kalbame, kad dažnai žmonės ilgą laiką praleidžia iliuzijose, o ne realybėje. Ir jeigu aš esu iliuzijoje, tai jau a priori nieko neįmanoma pakeisti. Kaip pavyzdžiui, ar ne, jeigu aš esu alkoholikė, bet aš su tuo nesutinku, tai aš negaliu nuo to išgyti, ar ne? Arba jeigu aš šiaip jaučiuosi labai nelaiminga, bet randu labai daug priežasčių, kad tai yra ne taip, taip ir nesutinku su savo esama būsena, tai jos irgi nepavyks niekaip pakeisti. Tikiuosi dabar suprantat labiau, ką turiu minty. Antras žingsnis po sutikimo yra priėmimas. Tai ir taip pat priėmimas savo realybės, savo situacijos, savo tėvų priėmimas, tokių kokie jie yra. Savęs priėmimas su visais privalumais ir trūkumais, savo partnerio priėmimas, savo darbo, savo vadovo priėmimas su juo trūkumais ir privalumais. Galėsite pajusti, kaip einant tai žingsniais keisis iš tikrųjų jūsų vidinė būsena. Trečias žingsnis yra pripažinimas. Aš pripažįstu šią situaciją, aš pripažįstu šią realybę, ar ne? Aš pripažįstu, pavyzdžiui, kad esu ten alkoholikė, ar darboholikė, ar kad esu nelaiminga. Aš pripažįstu savo tėvus, aš pripažįstu save, pripažįstu savo gyvenimą. Taip? Ir po to, kai aš pripažįstu, seka 4 labai labai svarbus žingsnis, tai yra dėkingumas. Taip? Dėkingumas savo už kažką, dėkingumas savo tėvam, dėkingumas šiam gyvenimui ir šiai situacijai, kuri man galbūt atnešė skausmą, už ką aš esu jai dėkinga. Už ką aš galbūt esu dėkinga savo neidealiam partneriui, ką jis mane išmokė. Už ką esu dėkinga šiam darbui, kurio galbūt nekenčiu. Ar ne? Dėkingumas. Tai jau kitokia būsena, ar ne? Ir kitas visiškai jausmas. Ir tik po dėkingumo gali ateiti meilė. Ar ne? Meilė tėvam, meilė savo, meilė darbui, meilė, nežinau, vadovui, ar ne? Ir tuomet mes jau tą situaciją galime pamatyti įvairiapusiškai ir realiai. Taip, ir kai jau yra dėkingumas ir meilė tam, kas vyksta mūsų gyvenime, mes galime jau kažką pakeisti iš šitos būsenos dėkingumo ir meilės. Mes galime svarstyti, žiūrėti ir keisti dalykus. Kas yra labai svarbu paminėti, kad jeigu nėra to pirmo žingsnio, tai sutikimo su esama situacija ir sutikimo su problema, turbūt visiems aišku, kad nieko pakeisti nepavyks, ar ne? Ir aišku, kad be priėmimo to ir be priėmimo kažkokios kitos informacijos, kitos nuomonės, taip pat situacijos pakeisti nepavyks. Mes turėtumėm būti mokinio pozicijoje, o ne mokytojo ir ne visažinio, kad galėtumėm, ar ne, pakeisti kažkokią tai savo situaciją ar savo jausmą, kuris mums jau nebetinka, nepatinka ir trukdo. Ir dar labai labai svarbus aspektas, ar ne, apie ką galim kartais nepagalvoti. Tam, kad padaryta pirmą žingsnį, tai yra sutikti su tuo, kas yra, mums reikia adekvačiai pamatyti mūsų realybę, ar ne, objektyviai. Ir tai gali būti labai sunku dėl mūsų psichikoje, ar ne, mūsų galvoje esančių taisyklių, įvairių įsitikinimų ir apribojimų. Dėl to šitoj vietoj mums tikrai gali padėti geras psichoterapeutas, geras psichologas, konsultantas, kuris padės įžvelgti ar įvairiom technikom pamatyti savo tikrą situaciją, ar ne, padės pamatyti savo situaciją iš šalies. Nebūnant joje, mes tikrai turime galimybę pamatyti žymiai daugiau, negu kai mes esame toje situacijoje, tojose jausmėse, mes tikrai labai daug ko praleidžiame. Taigi, mielieji, visiems linkiu pajusti tą dėkingumą ir meilę savo artimiesiems, savo gyvenimui. Ir tuomet, žinoma, mūsų gyvenimas tikrai pasikeis ir jame bus žymiai daugiau pozityvių, teigiamų emocijų, negu galbūt yra dabar.